Ok, craftinsim butus dabar. 3 socket the best. Tai second sandals is the best base for the int. And look into the others. Boots int would be second sandals first. Sandstorm sandals, luxurious slippers. Kadangi mums reikia 2 socketų, mes iškojasim Sandstorm sandals. Sandstorm sandals levelis, skirtumas 82 levelio modifieriai. Kuo skiriasi visi kiti nuo 82 levelio batai. Tai yra 2 dalykų. Pirmas dalykas yra, be 82 levelio negalėjai gauti 35 increase movement speedo. Jeigu tau 30 užtenka, tada gali imti anything below 82. Ir again, just resistances 82. Anything else you can hit at 79 with no issues. Again, prefixes, nothing to desecrate. Suffixes, quite few options. You can choose again as you craft them. Whatever your preference is, it's up to you. Tada jeigu mes ieškom Sandstorm sandals ir jeigu susirinktume, pavyzdžiui, 82 levelio, tai yra 194 divainai, vien tik dėl 5 movement speedo. Todėl mes rinksimės, mes tiesiog net nesirinksim levelio. 79, 80 will be just fine. Yes, so we're gonna keep these in here. Priklausant, ar jums reikia energy shieldo, again, ar jums reikia manos, jūs galit naudot, ieškot flat manos ir 2 energy shieldo, 1 energy shieldo, 1 manos ir movement speedo ant prefixo. 1 energy shieldo, 30 movement speedo, čia negalim gauti 35, nes neturim 82 levelio modifierio, 82 levelio base'o, 82 levelio would allow us to get actual plus 35 to movement speed, bet mes turim essence'ą, turim essence of hysteria. Essence of hysteria mes galim įmušt į batus boots 30 movement speed. Tad jeigu gauni 2 gerus modifierius, tau net nereikia stengtis dabar daug, tu tiesiog gali įmušt 30 movement speedo labai lengvai į viršų. Todėl mes ieškom iškosim, net nežinau, ko čia mums iškot, realiai, 1 energy shieldo ir 1 gerą resistance'ą, tier 2, to surasim. Gerai, tvarkai, radome tier 2, nes kadangi čia yra 82 levelio base'as, mes negalim gauti ir 1 resistance'ą, todėl ieškom tier 2 coldą gavom, ir gavom tier 1 increase energy shieldą. Dabar bandysim užfracturinti suffixus, nes sufiksą užfracturinus yra geriausia, viena iš resistance'o, nes prefixus labai lengva yra įmušt. Sufiksai, aišku, galima padaryti iki 30 quality, jeigu norit, jeigu turime infuserius šį sezoną. Su šitais infuseriais galite sukelti quality iki 30, 28 pas mane. Tad galite iki 30, base'ai daug nekainuoja, po divainą galite iki 30 susikelt. Pas mane buvo sukraftinta prieš tai. Iki 30 susikelt. Ir jeigu ieškot, pavyzdžiui, tiesiog energy shieldo ir jums nereikia movement speedo, kaip man, dėl temporalis, tai gali tiesiog
pure energy shieldą turėt. Jeigu jums reikia energy shieldo, tai ko mes neieškom, tai mes neieškom mulčio. Mes neimam šitą increase energy shield and stun threshold, mes ieškosim increased energy shield 100% ir dar 60 flat energy shieldas ir tada ieškosim 30 movement speedo, kurį mes gausim iš Essence of Hysteria labai lengvai. Tai skraftinsim. Dabar iš mėlynų galim padaryti geltonus. Jeigu turim coldą neįmesi, įmesim fire. Turim fire ir coldą. Tada mes biškį again padivaninam. Nesvarbu, kiek aš tą divainų sudeginsiu čia. Tiesiog noriu parodyti, kaip craftint. 3.8, 3.4, bus gerai. Dabar pasimsim again ribą. Ir norim, kad nueitų į prefixą. Dabar fracturinsim. Best outcome would be one of the resistances, because then it's easier to slam in a resistance. Vienas iš... Gerai, pagavom fire. Būtų coldas, būtų geriau, nes aukštesnis, bet nesvarbu. Dabar galim... Dabar pasimsim... Na, aišku, tiek mums nereikės, bet... Tada pasimsim Perfect Exaltus. Ir ko mes iškosim, tai yra Flat Energy Shieldą. Flat Energy Shieldas. Kadangi mes jų negavom, anulinam. Gavom 30 movement speedą, mums neįdomu. Nes mes jį ir taip galėsim gauti. Mums ko nereikia, tai yra šito mulčio. Nes mes... Tas cold resistances gyvena ilgai. Būtų pasisekę tiesiog įmušt 100 tier 1. Bet nepasisekė. To įmušim. Gerai, jeigu nepasisekė įmušt iš karto movement speedo su energy shieldu 3-1 abiejų. Aišku, galime tiesiog mušinėt, kol įmušį ir nereikės naudoti histerijos, bet histerija ir jeigu jau turi prefixą labai ten gerą, sufiksą labai ten gerą, kurio nenori numušt irgi. Bet kadangi mes neturim nieko, mes pasimsim sufiksą, pasimsim Dextral Crystallization, Perfect Corruptedness, will remove only suffix. Tada pasimsim šitos išmušim. Tada pasimsim suffix, kad duotų vien tik suffix, nes mes turim open prefixą. Ir mes nenorim nieko jį įmušt. Tada pasimsim Perfect Exaltą. Ir kaip matoma, į suffixą tier 2 aktyvuosim savo Dextral Crystallization ir Essence of Hysteria. Prefixai done. Kadangi čia nėra 82 levelio, mes negalim gauti 35 movement speed, tol we got the best outcome we can possibly get. Dabar šitos padėsim. Ok, next step is, kadangi mes turim 2 suffixus, mes norėsim Essence of Hysteria, Essence of Horror. Ir ant bato biški yra lengviau išmušt Essence of Horror. Jeigu esi įsifrakščiant suffixą, tai nėra taip sunku. Ir kadangi nėra krito, kaip ant glavzų, tai nėra ką sunumušt, bet ką tu stengias, jeigu įmuši ahuieną, pavyzdžiui, lightning resistance, ne? Dabar ko norim, tai yra, kad desecratint ir kad desecrationas nusimuštų ir pasiliktų geras resistances. Jeigu įmušėt kokią nors nesąmonę, o ne resistancą, tada nededa desecrationą. Tiesiog tada su Essence of Horror nusimušat belė kokią nesąmonę, kurią įmušėt, ir tada desecratinat su ribu ir su echos einat ant vėlin, kol gausit kokį nors resistancą, kuris jums reikalingas, kuris jums patinka, ko jūs ieško. Dabar su šituo bandom numušt suffixas,
Essence of Horror, Bond of Numush Desecration. And we did not win, so I guess we go Unveil now. And pray that we get a good resistance, otherwise I need to use Omen of Lights, which is not the best outcome, but that's a possibility always. Any of those are shit, and all of these are shit. I'll be right back. Okay, and we're back. Took few lights. Expensive as shit, but it is what it is. So now we just divine this. Don't think so, we didn't need to divine much. Well, we need to divine that as perfect as possible. So we're looking for anything above 310 and 40. 319 and 40, that will be perfect. 2 off, perfect roll. Then we just corrupt regardless the outcome. I do not really care because I'm just showing how to craft. So let's say if you need mana in here, you keep the 100% increased energy shield, not the flat. 100% increased energy shield gives you more energy shield than the flat plus the base. I already tested. And then you take the movement speed, depending on which one you're able to get on your base, and then either mana or life, whatever you need. You can get 2 resistances and extra socket of items. Jeigu jums reikia into daugiau manos, galite into išsimušti sufiksu, galite deksą išsimušti, priklauso nuo beiso. Ne visi beisai rolina sufiksas, ne visi beisai gali rolint prefixus. Pavyzdžiui, pažiūrėjus į into boots, gali gauti tik tai intą. Pažiūrėjus į dexo batus, gali gauti dexterity irgi. Tada į strength'o batus gali tik strength'o. Bet kadangi yra mulčiai, yra tokie beisai kaip pavyzdžiui strength int, dex int, tai gali gauti dexterity and intelligence. Gali gauti abudus naudus. 33 maksimum tier 1, 33 maksimum tier 1, 74 levelio modifieris. Nes yra kitokie beisai, kitaip vadinasi. Tad jeigu pasimtume Craft of Exile, čia pasimtume ne Pure int, o pavyzdžiui Dex int, jeigu jums reikia Dexterity and Intelligence tuo pačiu momentu, tai pavyzdžiui Daggerfoot shoes would be the best outcome. Depending on the base cost, you can plus 30 them before you craft anything. You can plus 30 the actual base, the quality up to plus 30, so the energy shield, the evasion, anything you want would rise up. So let's say like these, plus 30, I made those. So let's say evasion, and evasion. We don't need movement speed on this base, on this build, bet mums reikėjo evasion. Tai evasion quality galima sukelti iki 30 su infusers. So now we just corrupt, we get third socket, lovely. That's the best outcome you would get, or you would get plus 5 to movement speed. You can always check the outcomes of the corruptions at the bottom of this, so you know any corruption outcome you would need. So the best outcome would be a plus 5 to movement speed. Any other is so-so. Like resistance is good, but I mean it's not necessary depending on your build. That's it.